pasveikinti, labai malonu, kad atvykote į Krikštėnus. Mes esame Aušros vartų Marijos ir Šventos Teresėlės seserų karmeličių kongregacija. Esame tiek, kiek mūsų yra. Ilgai buvome bendruomenė, bet 2016 metais vyskupas Jonas Ivanauskas mumis pasitikėjo, prisėmė atsakomybę ir mes tapome kongregacija, tokia kongregacijytė mažytė. Tai va, gyvename Krikštėnų kaime, tokiam eiliniam kaime, mediniam name ir esame iš tikrųjų maža bendruomenė visom prasmėm. Gyvename labai paprastą gyvenimą. Čia brolis Vidas Jonas užsiminė, kad esam aktyviosios, bet iš tikrųjų tai mes esam kontempliatyviosios ir nuolat turime ginti tą savo statusą, nes iš tikrųjų mes esame maldos bendruomenė pirmiausia, bet be griežtos klauzūros. Ir mūsų charizmos yra tokie 3 pagrindiniai punktai. Pirmasis yra malda. Mes meldžiame 7 valandas per dieną, tai yra mūsų pagrindinė misija, mūsų darbas, mūsų gyvenimo būdas. Ir tame tarpe 2 kart tylos malda, grynai pagal karmelį. Antras mūsų bruožas charizmos tai yra bendruomeniškas gyvenimas meilėje. Mes ir gyvename kartu, viską darom kartu ir liudijam, stengiamės, vienas Dievas mato, kaip mums sekasi liudyti tą bendruomenišką gyvenimą. Pirmiausiai artimui, kuris yra šalia, tai yra sesiai. Ir tik 3 vietoje yra evangelizacija. Galime iki 10 dienų per mėnesį sesutė gali evangelizuoti. Bet taip, nežinau, taip čia Dievas veda, susiklosto, kad mūsų ir evangelizacija dažniausiai vyksta kartu, kaip bendruomenės evangelizacija. Tai mes daugiausiai tai organizuojam rekolekcijas, karmelitiškas arba vidinio gydymo. Taip pat sesutė Bernadeta vykdo misiją Tėkmės mokykloje, važiuoja kartais, arba jeigu pakviečia, mes važiuojame į mokyklas liudyti Kristų. Kartais organizuojam vaikų stovyklas. Ir va dabar 26 važiuosime su vaikais, dideliu autobusu į Kauną, su socialiai remtinais vaikais. Ir stengiamės įsiklausyti, ko prašo iš mūsų bažnyčia. Ir pagal tai maldoje atskirti, ko prašo bažnyčia ir tada vykdome tą misiją. Tai turbūt tokie būtų 3 pagrindiniai punktai. Taip, dar man sufleruoja Bernadeta, kad tai čia yra kaip priimam žmonės maldai ar individualiai, ar kartais grupelėmis. Tai va tokia mūsų misija. Ir labai svarbi yra parapija mūsų. Mes esame atsidavę parapijai ir Bernadeta yra zakristijonė, nors parapija nedidelė, bet labai mums svarbu tą palaikyti gyvybę. Nes aš žinau, kad didmiesčiuose žmonės, tai jie nori nueina tenais, o kaimuose žmonės yra apriboti. Ir kadangi mes gyvenam kaime, esam kaimietės, mes turim mašiną, galėtumėm kažkur išvažiuoti, ten šauniesnes mišias apturėti, bet mums labai yra svarbu ta ištikimybė su kaimo žmonėmis, daugiausiai moteris yra, tai labai mums svarbu yra parapija. Kokio dydžio kiek žmonių kaime yra maždaug, apie 150, bet parapiečiai 20. Tokių jau kuris
per šventės ir daugiau ateina, būna ir, pavyzdžiui, iš Ukmergės atvažiuoja, iš Širvintų, šiaip tai, kaip pasakyti, nes jau yra toksai, mes čia gyvenam 30 metų, jau yra toksai ir įdirbis, ir ten mes važiuojam iš Širvintų, pavyzdžiui, ten senelių namus, ir mūsų krikštienai priklauso Širvintų dekanatui, mūsų klebonas yra Širvintų klebonas, tai vyksta toksai, kaip pasakyti, tokio judesio yra. Tai tiek turbūt. Tai jeigu kas dar sugalvosite, paskui paklausite, o mūsų bendruomenės įkūrėja gyvena su mumis, sesutė Rozana, jinai yra Belgė, atvyko prieš jau daug metų, turbūt galima sakyti, tai 35 metų kaip yra Lietuvoje ir jinai truputį papasakos, kaip jinai atvyko ir kaip jinai čia gavo Dievo įkvėpimą. Jeigu jūs nesuprasite mane, stabdykit ir vieną iš jų išversti gražiai lietuviškai. Tai va, Brigita pristatė mane kaip įkūrėją. Tai tiesa ir netiesa. Įkūrėjas ar įkūrėja nėra svarbus žmogus. Yra tas, kuris vietoje buvo, kada Dievas reikėjo kažką. Ir jūs galėjot būti. Mes esam kaip įkūrėja, kaip jūs. Ir tik tai bandom klausyti Dievą. Ir pavyzdžiui, aš prisimenu, kad pradžioj buvo, kuris norėjo mane vadinti motinėlį, įkūrėją, o aš stabdžiau iškart. Aš esu sesuo Rozana arba Roda. Ir mano tarnystė yra kaip visos kitos sesutės. Aš nieko nedarau ypatingai. Ir dabar daug mažiau darau. Kadangi yra amžius, jie daro 100 kartų daugiau, negu aš darau. O vis tiek pradėjo bendruomenėlę, kaip atsitiko. Aš stojau Belgijoje, Karmelyje, apaštalinai, ir buvo ilga metų Belgijoje, paskui buvo išsiųsta į Prancūziją ir man ten viskas buvo nuostabi. Mano bendruomenė, Švento Juozapo Karmelė, labai nuostabi bendruomenė buvo. Bet atsitiko, kad aš buvau Saint-Dième-le-Désert. Saint-Dième-le-Désert tai yra prie pat Montpellier, Prancūzijos pietuose. Ir ten aš buvau išsiųstas 2 kartus per mėnesį, kas antrą savaitę, keletą dienų į mokyklą Jeunesse Lumière. Jeunesse Lumière yra maldos ir evangelizacijos mokykla jaunimams. Ir aš ten buvau išsiųsta kaip palydėtoja, dvasinės palydėtoja. Ir atsitiko, kad 90-ais Danielas kūrėjas tą mokyklą važiavo į Lietuvą. Buvo tik atidaryta siena. Ir grįžtant jis sako, kad išsiųs jaunimą grupę. Buvo, nebeprisimenu kiek, 8 ar 10 jaunimų, kuris buvo išsiųsti čia. Ir jis man prašė kartu su juo atvažiuoti, kad galėčiau skaityti paskaitą, nes jaunimų gali liudyti, bet jie yra dar per jauni ir neturi užtenka žinios, kad skaitytų paskaitą. Tada atvažiavau. Ir Dievas turi labai didelį humoras, nes aš norėjau būti misionierė Afrikoje ir bijojau rytų šalių, nes ką žinojau apie čia,
Tai kad kankinių šalis ir tikrai kankinystė nėra mano pašaukimo. Ir Dievas tą žino. Bet vis tiek aš pasakiau taip, važiuosiu į Lietuvą. Su truputį baime, nelabai. Bet aš sakau, nu viešpatie, tu žinai, kad aš galiu tave išduoti, kaip Petras tave išdavė, ir aš galiu tą patį. Tada, kad ten gerai važiuosiu su manim, bet kad nieko neatsitiktų, kad viskas ramiai ir tada grįšim už porą, 3 savaitę, viskas gerai. O Dievas sakiau, jis yra humorista. Ir tada mes atvažiavom su mikroautobusu. Ir per sieną 8 kilometrų eilė, tai jau tada buvo, ir žinot, kaip buvo, laukiam. Ir paskui atėjom prie sieną, mes nežinojom pro kur ta Vilnius. Žinojom, kad žmonės mus laukė Vilniuje, bet kur, kaip. Ir viską tada dar buvo parašyti rusų kalba. Ne viena iš mūsų neskaito rusų kalba, tada bandom prašyti žmonėms, kur Vilnius. Su savo anglų, prancūzų, truputį kaip galėjom. Ir žmonės mums atsiliepė. Bet kas atsitiko? Ar žmonės nesuprato, ką mes prašom, arba mes nesupratom, ką žmonės mus paaiškino, nežinau, bet važiuojam nuo Kalvarijos sienos į Vilnių pro Minsk. Trumpesnė kelionė. Bet čia dar nieko, bet buvom per Medininkai. Porą valandų prieš tą baisų įvykius. Ir kitą dieną iš ryto mes sužinojom, kas atsitiko į Medininkai. Ir jaunimą man sako, Rozana, reikia grįžti į Prancūziją, čia bus baisu. Ir aš, kuri bijo kankinystei, girdžiu save atsiliepti, jokių būdų. Mes turim būti čia su mūsų tikėjimo broliai. Jaunima niekada negirdė mane tokia, sakau, gerai būsi. Paskui prašom per televiziją, kad mes pakalbėtum apie tą įvykius, ką tai reiškia. Jaunimo sakė, ne, čia tai yra politiniai dalykus, mes apie tai nekalbėsim. Ir aš vėl girdžiu save, čia tikėjimas ir politika yra susijungę, reikia kalbėti. Bet tą momentu, kada sužinojau, kas atsitiko, negaliu jums paaiškinti, nes ne dar lietuvių kalba, iš savo kalbų negaliu paaiškinti. tą momentu, kada sužinojau, kas atsitiko, Lietuva tapo mano šalis. Ir aš manau, kad kažką būtų man pasakyti, kad tokių įvykius būtų Belgijoje, man nebūtų skaudžiau. Nesuprato, bet tapo mano šalis. Ir kasdien daugiau ir daugiau Lietuva tapo mano šalis. Ir tada vienas kunigas mus palydėjo, kuris kalbėjo prancūziškai ir išvertė visą. Paskutinė diena prie Aušros vartų aš jiems sakiau, jeigu aš atvažiuočiau čia į Lietuvą, bet viena, nes aš žinau, aš prašysiu savo vyresnioji, bet arba jie pasakys ne, arba pasakys taip, bet tu gali važiuoti viena. Tada aš šitą jau suvokiau. Ir aš pasakiau tam kunigui, jeigu aš atvažiuočiau, ar aš galiu tarnauti į Lietuvą.
jis man sako, kiek tu nori mėnesį, 2, 3? Sako, ne, visam likui. Jis žiūri mane ir buvo prie Aušros vartų, prie tą langą nuvedėje. Ir mačiau, kad jis meldžio, susikopo. Ir sako, gerai, jeigu tavo vyresnoji dvasios tėvas sutiks, važiuok. Ir tada grįžtant, aš paklausiau. Ir siuntė mane. Ir buvo daug Dievo ženklų, nes Žemės Finėta mokykla nebuvo užtenka dvasinės palydėtoje. Buvo per daug jaunimų ir aš beveik visą mokyklą palydėjau. O tą momentu, kur sakė, gerai važiuok, atsirado 5 dvasinės palydėtoje. Tai tada manęs nebereikėjo. Ir aš atvažiavau ir aš negalvojau kažką kurti. Tikrai ne. Aš galvojau, kažkur gyvensiu, mažytė kambarį, truputį kaip eremitė ir melsiuosi už Lietuvą. Bet atsitiko kitaip. Tai tas kunigas, kuris mus palydėjo, jo mama mane globojo ir aš pas ją 1,5, beveik 2 metus gyvenau. Aš atvažiavau be nieko. Jie man pirko talonę autobusu. Nieko neturėjo. Aš atvažiavau tikėdama, kad Dievas mane šaukė ir atvažiavau. Ir po laiko, ne po laiko, greit, aš atvažiavau gruodžio 21 ir gruodžio 26 viena moteris, kuri žinojo, kad aš karmelitė, atėjo į susitikimą su gyvojo akmeni, kur aš ėjau švęsti Kalėdos ir jie man sakė, aš turiu pašaukimą tapti karmelitė, galima kartu pradėti. Tai aš sakau, mes melsimės kartu ir pažiūrėsim. Ir tada pradėjom eiti į mišias kartu, kiekvieną vakarą beldžiame vakarinėj ir tylos maldą kartu. Ir ėjom su ta moteris pas Bačkis, kuris tada buvo tik atvykę, arkivyskupas, dar ne kardinalis. Ir pasakiau, kas atsitiko. Ir jis sako, pradėkit, aš jau palaikysiu. Ir tada, tai ką, Dievas kalba per žmonėms, per įvykius, per Bibliją. Ir tada pradėjau, nes Bačkis sako, aš turiu vienuolyną jums. Ui, ta vienuolyna. Tai buvo, kas iš Vilniaus žino, Kalvarijų vienuolynas. Bet tada tai buvo tikrai buvusi sandėlis ir jis sako, eikit žiūrėt. Buvo sniegų diena, daug sniegų, labai gražu. Ir aš mačiau, kad sieną reikia truputį dažyti. Dažyti sieną sugebėsiu, nėra durų, durys gal sugebėsiu. Ir pasakiau taip. 2 savaitės vėliau važiavau į Vilnių. Ir tada mano akis atsidarė. Matau, kad ta nuostabi vienuolyna nėra nuostabus. Nuo 2 aukšte matydame grindis 1 aukšte. Ir siena bjauri, Dovilė gali liudyti, bjauri. Ir aš sakau, ką, pasakiau, taip, bet aš nieko negaliu daryti, neturiu 1 centą grūvės.
Ir paskui aš dar pasakiau architektą, kiek kainuotų remonto visą šitą. Ji man tada, tai prieš 35 metų, sako, $30,000. Kainuoja daugiau negu 90, bet čia tai paskui. O aš sakau, taip. Sakau, viešpatie, aš buvau pasakyti taip. Bet dabar tu esi treibės, 3 tu turi, o aš turiu visus nulius. Tai tada galima kartu kažką daryti. Tikėkit manim, kada Dievas kažką nori, jis daro. Aš pradėjau rašyti Prancūzijoje, Belgijoje, kad man reikia pinigų. Ir atidarom sąskaitą ne mano vardu, nes aš negalėjau, nebuvo Lietuvai ir tada nebuvo įmanoma. Tada kitų vardų. Ir ant tos sąskaitos už, dabar nebeprisimenu, bet greit atsirado $30,000, ne 1 centą daugiau, ne 1 centą mažiau. Ir tada aš supratau, kad Dievas sako, eik, aš viską padarysiu. Ne? Ir tikrai buvo daug sunkumo, bet Dievas viską padaro. Ir tai nėra tokia nuolankumo, kad ne, tai tiesa, aš nieko nepadarau. Dievas viską padaro. Aš tik ėjau, kur jis siuntė, darau, ko aš supratau, bet kiek daug buvo žmonių, kuris padėjo, kad tikrai nieko nepadarau. Tai žmonių ir buvo paskui daug ir labdara iš Belgijos, iš Prancūzijos, ir daug pagalba, ir aš tik tai galiu pasakyti, kad aš gavau iš vienos rankos ir gavau iš kito. Ir gyvenu iki čia. Tai Vilniuje reikėjo išvažiuoti ir Kaišiadorių vyskupas pakvietė čia. Ir radom tą namą ir esam čia. 30 metų. Tai rezumuoti. Gal jūs turite klausimus arba Brigitė, ar man, ar nedėti? Tai čia šitas vienuolynas, kur jūs dabar gyvenat, tai šitas sakės? Ne. Tai šitas, kur mes dabar esam, buvo truputį kitoks, mes truputį po truputį sutvarkom, bet jau šitas. Kokios buvo priežastys, kad jums reikėjo iš Vilniaus išvažiuoti? Čia tai buvo didžiulė problema tame, kad mes viską remontavau ir kada viskas buvo baigta, vieną kartą parapijos taryba mane pašaukė ir sako, va dabar jūs turite mokėti nuomą. Sakau, ne, tai netiesa. Ir ta vienuolina, arkivyskupas buvo pasakyti, kad jis bus mums, kada jis bus gražinti, nes jis dar nebuvo visiškai gražinti bažnyčiai. Ir arkivyskupas nebūdama, jis buvo tada Prancūzijoje, ekonomas dovanojo parapijai. O tam momentu aš tą sužinojau daug laikų vėliau, ta parapijos taryba buvo kereta iš mafijos. Ir tada. Tai aš nemanau, kad ir klebonas tada tikrai jis tą nemato, nesuvoko. Aš jam absoliučiai nekaltinu, nes kada jis suvoko, buvo per vėliai.
Ir tada išvažiavom. Ar jūs sesutės atėjote vėliau, ar jūs nuo pat pradžių buvote? Vėliau atėjom. Tai, kaip supratot, bendruomenė prasidėjo, gal sesutė neužakcentavo metų, 94 buvo pradžia bendruomenės. Su sesutė Rozana pradėjo gyventi 2 seseris, bet jos šiuo metu jau yra išėjusios į pasaulį, grįžo, ten gyvena, Dievą garbina. Ir palaipsniui atėjome kiekviena iš mūsų. Tai sesutė Brigita atėjo 2001, aš po kelių metų, o Odeta jau dar truputėlį daugeliau metų. Buvo tam tarpe sesučių, kurios taip pat buvo, mūsų buvo ir daugiau, yra buvę 6, bet kai maža bendruomenė yra, kaip pasakyti, daug išbandymų reikalinga, patiri ištvermės reikia, tai arba tiesiog pašaukimo klausimas, įvairių dalykų, įvairios priežastis ir dabar esame tiek, kiek esame. Pradžioj labai daug mergaičių su mumis gyveno, norėdama būti vienuolė, bet tai buvo pradžia, kad galima viešai rodyti savo tikėjimą. Ir jie galvojo, myliu Dievą, turiu būti vienuolė. Ir tada aš leidžiau daug gyventi su mumis, kad jie patys suprastų, kad jų pašaukimo ne vienuolė, galima mylėti Dievą kitur ir kitaip. Kada negalvojo grįžti atgal į Belgiją per tas 35 metus, nebuvo sunkių išbandymų. Per 35 metus nebuvo tokių išbandymų, kai norėjosi grįžti į Belgiją. Paskutiniai laiko buvo ta išbandymo, bet kada viskas tapo lengva, paprasta, tada jo. Bet kol buvo sunku, kol reikėjo kovoti, man neatėjo į mintis, kad aš galėjau būti kitaip. Ir tik po to, bet ne kiek seniai, prieš keletą metų, pradėjau trokšti savo kultūrą, savo kalbą. Ir sesutė tą suprantu, leidžia man kartais nuo kartą grįžti į Prancūziją ar į Belgiją. Ja. Iš kokių aukų pragyvenate? Tai maža ta parapija. Iš ko pragyvename? Mes gyvename iš aukų, valdiškų darbų nedirbame. Tiesiog ir rekolekcijos yra visokie. Sesutės Rozanos pensija. Aš negaliu mirti, kad jie gautų pensiją. Bet iš tikrųjų, aš kai atėjau į vienuolyną, man buvo nesuvokiama. Aš visą laiką drebėjau ir daug metų drebėjau. Aš nesupratau. Sesutė Rozana yra ekonomė, buhalterė, jinai ten viską skaičiuoja ir jinai ateina, sako, va čia tas paukojo, ir tas paukojo, ir tas paukojo. Ir aš kažkaip galų galiai įsikirtau, kad Dievas tikrai rūpinasi mumis ir jisai nori, kad mes čia būtumėm. Ir jam svarbu yra labai malda, manau, mūsų visų malda yra labai svarbu, gal net svarbiausias dalykas. Nors aišku, kartais tokių minčių irgi, kaip patikrinti, ar ne tavo malda veiksminga ar ne. Ir kažkaip galvoju, labai gerai mums pasitikrina, kadangi yra dalis evangelizacijos. Ir, pavyzdžiui, įžengia žmonės pas mus į namus, ir aš galvoju, kiek aš jiem turiu meilės. Tai reiškia, ir pasitikrina tas, ar ta malda yra vaisinga. Bet iš tikrųjų tai, kažkaip tai ir to yra ir veiksmo vienuolyne.
yra tikrai, ir paskui Dievas kažkaip taip gražina. Ir aš supratau, kad iš tikrųjų, vat, tie kontempliatyvūs vienuolynai, jie tenais pila, sakykime, vieną šulinį vandenį, o semia visai iš kito. Ir tas pragyvenimas kontempliatyvių vienuolynų yra tikrai Dievo rūpestis. Bet aš dar negirdėjau, kad nors vienas būtų numiręs iš bado. Taip kad manau, kad čia... Ir Dievas yra labai geras buhalteris. Kada mums reikia, ir nuo pradžios buvo šitai, žmonės aukojo. Nebereikia, nieko nesakom, bet žmonės nebeaukojo. Vėl reikia ir kažkas aukojo. Dievas labai gerai viską žino. Taip, mūsų indėlis yra tas, kad mes turim paprašyti, ne, arba pasakyti, va, paskutiniuosius rekolekcijų namus, kuriuose dabar jūs būsite, statėm per pandemiją. Ir tiesiog daugiausia lietuvių dėka, kaip pasakyti, aukų dėka, mums pačiom stebintis, vyskupui stebintis, ar ne, tai rekolekcijų namai stovi. Tai va, ačiū Dievui. Ir va tokio pasitikėjimo reikia iš tikrųjų, va kas sesutė pasakojo, jinai turi tokių labai įdomių epizodų ir daugiau iš savo pradžios gyvenimo, bet irgi vat, aš kažkaip prisiminiau irgi, vat, mes čia nusigriovėm tą ūkinį pastatą, jau ant viršaus statysim čia tą namelį ir prasidėjo karas. Ir dabar mums, reiškia, toks Juozas iš Širvintų ūkinių būdų jisai statė, ieškokit blokelių. Ir mes, Baltarusija užsidarė, ne viskas, ir mes Odetą atsidarėm internete ir pradėjom ieškoti. Ir aš skambinu brolį, sakau, čia niekur, jisai statybose dirba, niekur čia blokelių nėra. Jokių, sako, tai dabar, sako, neklausia už kiek, klausia kada. Ir aš taip galvoju, siaubas, tai kas dabar bus? Ir mes paskambinom į Panevėžį, buvo vienas iš adresų. Ir toksai vyras sako, sako, sesutės, aš kažkada kunigų seminarijoje mokiausi, sako, aš jums viską, sako, atvešiu. Va. Ir tikrai mes nestatybininkės ir, bet tikrai tai buvo, kaip pasakyti, tai buvo Dievo rūpestis. Aš galiu patvirtinti, sesutė, tikrai pritarčiau. Neturiu klausimą. Aš žinau, kad jūs garsėjat kaip vesdamas atleidimo rekolekcijas ir noriu paklausti sesės Rozanos ir jūsų. Ar Lietuvoje iš tikrųjų dar yra labai sužeistų žmonių kraštas, lyginant su kitom tautom, kiek mes esam sužeisti, kiek jau per tos 30 metų esam išgyję, kaip šitą kelionę mums sekasi čia Lietuvoje? Šiandieninė pasaulis gamina sužeistų žmonių. Ypatingai Europoje, bet ne tik. O Lietuvoje dar kažkiek daugiau, kadangi liko dar žaizdų iš Sovietliko. Ir tada, pavyzdžiui, Prancūzijoje taip pat organizuota ta pati rekolekcija, sumažino žmonių. O čia Lietuvoje auga ir auga. Labai daug žmonių suvoko, arba suvoko, kad jie turi atleisti, arba suvoko, kad jų reakcija nėra adekvata pagal situaciją. Ir tada skambinau ir organizuojam, ne mes, Gerojo Samariečio, bet mes palydėjom. Ir 4 ar 5 rekolekcijų per metus. Ir ten dalyvauja tarp 12-15 žmonių, o kada tai pas mus mažiau 6. Bet jau, dar reikalinga. Dar norėčiau tokią įžvalgą pasidalinti. Čia buvo, kai buvo gailestingumo kongresas ir buvo atvažiavę, buvo dvi darbo grupės. Vieną dieną lietuviai liudijo komanda Gerojo Samariečio, kitą dieną, ir mes buvom su sesutėm, buvo iš Prancūzijos tokia Čero ir Marija, 2 moteris. Tai jos kažkaip tokį, kaip pasakyti, tokį atsidusėjimą gal išsakė, kad
ir apsidžiaugė, kad Lietuvoje yra didesnis poreikis. Ne dėl to, kad lietuviai daugiau sužeisti, bet jie yra, žmonės gilinasi, žmonės ieško to dvasinio gyvenimo ir kai trukdo, tada supranta ir kažkokiu ieško sprendimų. O tenai, kaip pasakė Prancūzijoje, tai jau sako savaitę, tai per ilgai, reiškia, toksai yra, nori to lengvesnio, tokio kelio ir man kažkaip toks buvo džiaugsmas, galvoju, kad Lietuvoje yra tas poreikis. Tuo daugiau patogumo gyvenime, tuo mažiau mums reikia Dievo. Ir Prancūzijoje, ir visa Europa dabar gyveno per lengva, pradėjo būti sunkiau. Ir tada manau, kad vėl bus. Aš turėčiau tokį bendro pobūdžio klausimą. Kuo karmelitiškasis kelias yra ypatingas? Pavyzdžiui, kuo jisai skiriasi nuo kitų kelių, sakykime, yra skirtingi ordinai, ten yra pranciškonai, jezuitai. Kuo jisai ypatingas? Dvasingumas karmelitiškas, praktika, gyvenimo būdas, vertybės. Tai kiekvieno ordino tikslas yra eiti paskui Dievu ir tarnauti Dievo ir atsiliepti, ir kiekviena ordina meldžiasi. Bet Karmelija, galima pasakyti, kad tai yra maldos ordina ir kad malda turi pirmą vietą ir daug vietų, kita sakomas 7 valandos, ir ta malda yra pabūti su Dievu tyloje, ne kiek daug žodžių, bet būti su juo, kad visą gyvenimą taptų truputį po truputį buvimas su Dievu, ką mes vadiname visuotinė malda. Visuotinė malda tai ne nuo pat ryto melsti žodžiu, o ne nuo pat ryto atsiklaupti ir melstis, bet bandom ir tai yra pastanga pastoviai ir iki mirties, negalima vieną kartą, sako, dabar jau, amen. Kad visa, ką mes gyvenam su juo. Ir kad būtų taip, tai reikia, kad būtų ir laiko skirti grynai malda. Žmonės, kuris sako, aš visą dieną esu su Dievu, tada man nereikia. Tai galbūt jie yra su savim ir nesuvoko, kad su savim ir vadina su Dievu, bet aš manau, kad neįmanoma bandyti gyventi su Dievu, jeigu nėra laiko skirti tik tai jam. Ir ta malda yra dovana. Aš negaliu sakyti, aš tą padarysiu ir tada visuotinė malda bus mano. Aš būsiu gera. Ne. Tai yra dovana. Dievas duoda, kada jis nori. Aš tik turiu būti paruošta priimti, kada jis nori. Ir viskas. O sakykit, čia yra Teresėlė, Šventa Teresė Avilietė ir Šventas Kryžiaus Jonas. Jūs remiatės jų tekstais, ar? Taip, ir yra mūsų, kaip pasakyti, Aušros Vartų Marijos ir Šventos Teresėlės kongregacija. Tai mums mergelė Marija labai svarbi kaip mokytoja ir Teresėlės mažasis kelelis. Bet Teresėlė viską susiėmė iš Avilietės ir Kryžiaus Jono. Čia yra toksai, matot, toks tęstinumas, jo mes gyvenam. O kuo Teresėlė svarbi? Kokia jos mintis pagrindinė? Mažuoju, yra jos mažasis kelelis, pagrindiniai punktai, Bernadeta,
Tai vis vaikam dėsto, žmonių kalba viską išverčia. Taip, čia teologų susisteminta, ar ne, tai dideli troškimai, mažos mūsų pastangos, pasitikėjimas Dievu, tada yra viltis ir Dar mažumo suvokimas. Savo mažumo, silpnumo suvokimas ir priėmimas. Ačiū. Taip. Mažasis, ta pati laikysena, kurią Teresėlė atrado, tai mes stengiamės tuo gyventi, būtent Karmelio dvasingume, bet pirmykštė Karmelio regula yra grįsta mūsų charizma. Tai mes pirmiausia remiamės Karmelio pirmykštė regula. Ir visi Karmelio šventieji mums yra brangus, taip pat ir Trejybės Elzbieta, ir Edita Štain, ir va sesutė tokį įdėjo keletą tiksliau momentų mūsų bendruomenėje, kitaip negu toje bendruomenėje, iš kurios ji atėjo. Tai kas buvo Lietuvos bažnyčiai svarbu, kai kūrė bendruomenę, tai va tokį ekumeninį akcentą. Ir ypač per pirmąją vakarinę, šeštadienį, mes prisimenam, kad krikščionybės šaknis ateina iš žydų ar netikėjimo. Ir uždegam menorą išvakarėse prisikėlimo. Gaila, kad šiandien, kai kartu kalbėsime pirmą vakarinę, bet čia bažnyčioje, mes menoros nedegsim, nes degam koplyčioje. Kai jūs atvažiuosite asmeniškai į rekolekcijas, advento ar gavėnios, tada kartu tą darysime. Kiekvieną šeštadienį, ne tik advento gavėnią. Jo, iš menorą kaip tiek ir per rekolekcijas, jeigu atvažiuosi. Ir dar turim vieną gestą, kuris rodė mūsų vienybę su pravoslavu. Kada mes giedojam garbė Dievui Tėvui ir mes darom metanį. Ačiū labai. Ačiū Rolanai už tai, kad mokate puikiai lietuviškai. Ar sunki mūsų kalba ir ar kitos sesės moka vilkiškai? Ar sunki kalba, klausia tavęs, lietuvių? Lietuvos gramatika yra be vilties. Aš dar galėčiau paliudyti, kaip praktiškai vyksta malda ir meilė su žmonėmis. Tai kai mes prieš 14 metų maži vaikai buvo 3, tik atvažiavome, pabuvom, kiek pabendravom ir viena sesė, aš melsiuosi už Jokūbą, kita už Leonardą, kita už Lukrės. Atvažiuojam po, nežinau, laiko kitais metais ar dar kitais. Žino ir vardą, tiesiog taip meldžiamės. Tai va čia va yra taip pat, tai dėkui, tikrai, be viso kito. Ačiū. Tai ačiū labai ir tada gal reiktų